Žinot, kurie būstai kartais parduodami sunkiausiai? Neseni, neapleisti, labai gražus. Ir daug kas čia nustemba, nes atrodo logiška. Gražus remontas, dizainerio sprendimai, kokybiškos medžiagos ir tai turėtų būstą parduoti greičiau, bet dažnai atsitinka priešingai. Nes kuo labiau būstas pritaikytas vieno žmogaus skoniui, tuo mažiau žmonių jame mato save. Juodos sienos, labai specifinis interjeras, kažkokie išskirtiniai sprendimai. Taip, vienam atrodo įspūdingai, kitam jau pirmą minutę kyla mintis, čia reikia viską perdaryti. O paprastas, neutralus būstas, taip, jis nesukelia tokio wow, bet jis daug dažniau patinka didesniam ratui žmonių. Ir NT rinkoje tai yra labai svarbu, nes parduodamas ne gražiausias būstas, parduodamas tas, kuriame daugiausiai žmonių gali įsivaizduoti savo gyvenimą. Todėl prieš parduodant būstą aš dažnai sakau savo klientams, nebandykite parduoti jūsų skonio, bandykite parduoti galimybę. Nes pirkėjui turi patikti ne jūsų interjeras, jis turi įsivaizduoti save tame būste. Ir būtent dėl šitos priežasties kartais paprastas būstas parduodamas greičiau nei tas, į kurį buvo investuota 10 000 eurų. O kaip jums atrodo, kaip jūs manot, kas jums svarbiau, išskirtinis interjeras ar neutralus būstas?